Sveiki atvykę į Drogo kanalą, aš esu Darija ir šiandien pakalbėsime apie odos švytėjimą. Tai yra kaip jį atgauti. Jeigu jūsų oda yra pavargusi, turite pigmentinių dėmelių arba paprasčiausiai oda yra pradusi švytėjimą, šiandien parodysiu šios problemos sprendimą iš Garnier. Ir kas svarbiausia, visos priemonės yra sukurtas ne tik švytėjimo atkurti, bet ir pigmentinių dėmelių mažinimui. Visas šis priemonės išbandžiau ant savo odos ir rezultatai mane tikrai maloniai nustebino. Beje, visas šis priemonės galite įsigyti Drogas parduotuvėse, tiek fizinėse, tiek internetinėje, kur kam yra patogiau. O dabar manau, kad galime judėti prie pačio video. Tai bendrai vitaminas C yra vienas efektyviausių ingredientų. Kalbame apie švytėjimą, apsaugą nuo žalingo aplinkos poveikio ir pigmentinių dėmelių mažinimą. Bet prieš įvedant vitaminą C į savo veido priežiūrą, reikia žinoti tris svarbiausius dalykus. Svarbu yra rinktis stabilias vitamino C formas, kurios neoksiduojasi. Labai gerai jį formulė yra derinama su niacinamidu ir salicilo rūgštimi. Šie ingredientai padeda veikti dar efektyviau. Ir visada naudokite SPF, nes vitaminas C didina odos jautrumą saulei. O dabar parodysiu, kaip atrodo 3 žingsnių rutina su Garnier. Ir pirmas žingsnis yra skaistinamoji esencija. Ir tai yra pirmas žingsnis po valymo. Ši esencija yra su vitaminu C, niacinamidu, glicerinu ir salicilo rūgštimi. Ji drėkina, skaistina ir paruošia odą serumui. Ji yra lengva, nelipni ir labai gaivi. Puikus startas rytui. Antras žingsnis yra skaistinamasis serumas nuo pigmentinių dėmių su 4% kompleksu. Šis serumas yra tikra žvaigždė. Jeigu atsimenate kitą Garnier serumą su vitaminu C, tai šis yra naujoji jo versija. Pakeista formulė, kuri nuo šiol yra dar efektyvesnė. Tai sudėtis yra papildyta vitaminu C, niacinamidu, salicilo rūgštimi ir naujas ingredientas, kurio buvo papildyta ši formulė, yra melasilas. Šis serumas šviesina visų tipų pigmentinės dėmeles ir skaistina odą. Ir kas svarbiausia, poveikis matomas jau po kelių dienų naudojimo. Pati formulė yra itin lengva, nelipni ir greitai įsigeria. Jį galima naudoti tiek ryte, tiek vakare. Jeigu jums patiko ta ankstesnė versija, tai ši patiks dar labiau. Na ir trečias žingsnis yra dieninis fluidas su SPF 50+. Šis fluidas ne tik saugo odą nuo UV spindulių, bet taip pat suteikia jai švytėjimo. Jo sudėtyje yra fermentuotas vitaminas C, hialurono rūgštis ir peptidai. Viskas, ką reikia mūsų odai ryte. Tai yra tiesiog kaip kremas, kurio visiškai nesimato ant odos. Jis nepalieka tų baltų žymių, netepa ir yra neriebus. Bet puikiai tinka naudoti prieš makiažą. Tik aišku, duokit jam įsigerti, kad makiažo pagrindas nesubėgtų. Tad štai ir visa rutina. Tad jeigu ieškote paprastos, bet veiksmingos rutinos su vitaminu C, Garnier tikrai turi ką pasiūlyti. Ir kalbu būtent apie šį trejetuką. Esencija, serumas ir fluidas. Svarbiausia naudoti viską reguliariai, neskubėti, rezultatai tikrai bus. Oda atsidėkos švytėjimu ir gaivumu. Tai štai ir viskas. Tikiuosi, kad šis video jums patiko ir buvo naudingas. Jeigu jau bandėte kažką iš šių priemonių, būtinai pasidalinkite su mumis komentaruose. Taip pat nepamirškite pasiekti Drogo socialiniuose tinkluose: Facebookas, YouTube'as, Instagramas, TikTokas, Drogas Lietuva. Labai jūsų ten lauksime. O šiandien iš manęs tiek ir susitiksime jau greitai kitame video. Ačiū ir iki.